Sveiki, gyvi, kviečiu žiūrėti svarbiausių savaitės naujienų apžvalgą. Praėjusią savaitę net 3 Lietuvos klubai pradėjo kovas tarptautinėse arenose. Vilniaus Vilkai debiutavo Europos taurės turnyre. Vilniečiai pirmajame A grupės susitikime net 70-805 triuškinančiai krito prieš Paris Basketball ekipą. Šis pralaimėjimas buvo didžiausias Vilkų pralaimėjimas klubo istorijoje. Praėjusį sezoną tuometinis Alytaus klubas Klaipėdoje krito prieš Vietos Neptūną 80-100. Šioje dvikovoje Kęstutis Kemzūra savo rotacijoje neturėjo Jeffrey Tayloro, kuris tęsė reabilitaciją po kelio operacijos. Dvikovoje taip pat nebuvo Vaido Kariniausko, ant suolo sėdėjo, tačiau nuo jo nepakilo Adas Iškevičius. Rezultatyviausiai Vilkų komandoje žaidė 15 taškų pelnęs Rašydas Sulaimonas. Kitas Europos taurės rungtynes Vilniečiai žais spalio 11 su Tel Avivo Hapoel ekipa. Na, o spalio 4 savo debiutinės rungtynės Europos taurėje šį sezoną turėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis išvykoje susitiko su Podgoricos Budašnos krepšininkais. Viskas atrodė taip gerai, bet buvo netikra. Ši komentatoriaus Roko Grajausko frazė puikiai apibūdina rungtynes Podgoricoje. Lietkabelis vienu metu kontroliavo situaciją ir pirmavo 14 taškų skirtumu, tačiau pralaimėjo atkarpą 1-18 ir galiausiai pralaimėjo rungtynes. Finalinė rungtynių sirena Podgoricoje paskelbė Budašnos komandos pergalę 76-65, o Panevėžio ekipai pirmosios pergalės Europos taurėje teks palaukti. Artimiausios rungtynės laukia jau namuose su Psoloniku Ario klubu. Pirmajame šio sezono Europos taurės mūšyje naudingiausiai panevėžiečių gretose rungtyniavo Gabrielius Baldūnas. Jis surinko 16 taškų ir 23 naudingumo balus. 14 taškų panevėžiečiams pridėjo Gediminas Orelikas. Deivido Sirvydžio statistika labai kukli. 8 taškai, 7 atkovoti kamuoliai ir tik vienas pataikytas 3 taškis iš 9. O dabar krepšinio savaitėje mes keliamės į Boloniją, kur Eurolygos sezoną pradėjo Kauno Žalgiris. Kauniečiams šioje dvikovoje teko net 2 kartus likviduoti 15 taškų varžovų persvarą. Vis dėlto kauniečiai iškovojo kovingą ir valingą pergalę 80-79, palaužė Bolonijos Virtus ekipą. Lygiai 9 mėnesius Eurolygoje nežaidęs, Kynanas Evansas į Eurolygą sugrįžo su trenksmu. Jis buvo rezultatyviausias nugalėtojų komandoje per 27 minutės, pasižymėjo 25 taškais, 4 atkovotais kamuoliais ir 20 naudingumo balų. Jo tritaškis paskutinę rungtynių minutę tapo kone svarbiausių dvikovos metimu. Virtus dar bandė gelbėtis, tačiau kauniečiai pergalės neišvaistė. Žalgirio gretose 11 taškų surinko rungtynių pabaigoje šaltakroviškais metimais pasižymėjęs Edgaras Ulanovas. 10 pridėjo Roland Schmitz, o Tomas Timša ir Brady Verekas pridėjo po 8. Kauniečiai spalio 13 dieną prisistatys ir sausakimšai namų arenai. Susitiks su Roko Giedraičio atstovaujama Belgrado Cervena Zvezda. Apie šį susitikimą papasakosime kitoje laidoje. Šį sezoną užsimezgusi 2 sostinės komandų Vulfs ir Ryto koktomuša vyksta ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. 15 min žurnalistas Rokas Pakėnas skelbia, kad Vilniaus Ryto sporto direktoriui Donatui Zavatskui kontraktą pasiūlė antrąjį sezoną gyvuojantys Vilkai, o kontrapasiūlymą įteikė ir Rytas. Tačiau 43 vyras pasirinko Vilniaus Vulfs pasiūlymą ir spalio 6 tapo šios komandos naujuoju sporto direktoriumi. Tuo tarpu Ryte šias pareigas laikinai eis graikas Georgijos Dedas. Šiandien tiek. Ačiū visiems už dėmesį, iki kitos savaitės.